Labas. Norėjau pasidalinti iš tikrųjų Dievo malonė, Dievo gerumu. Iš tikrųjų, koks Dievas geras. Ir kaip Jisai išlaisvina žmonės. Ir iš Dievo malonės Dievas mane išlaisvina iš tam tikro vieno narkotiko, kurį vadinau ne narkotiku. Ir iš jo malonės jo tikrai per pripažinimą, kad man reikia pagalbos, nes pats negaliu. Iš tikrųjų, ta priklausomybė mano gyvenimą griovė, mano mintis, protą ir atnešė chaosą, didžiulį bardaką. Ir smegenys net buvo suvinioję taip, kad jau nebegalėjau gyventi normaliai iš tikrųjų. Ir sako, Dievas sako, ką aš išlaisvinu, tas laisvas iš tiesų. Ir mane išlaisvino gal 3 metai. Aš galvojau, kad aš esu laisvas, bet važiuojant į Ukrainą, pro šoną mes važiavom ir ten tokie laukai buvo ir ten augo toksai augalas, toks kanapė. Ir aš jį pamatęs, sako, va, žiūrėk, kanapė ir tokie laukai, tai daug belenkiek ten. Aš jau buvau nerūkęs, gal metai gal. Ir aš galvojau, kad aš laisvas, nes nerūkau, bet aš viduj turėjau tiesiog kovą. Ir aš tai skaičiau kaip laisvę. Ir ta rašto vieta, ką aš išlaisvintas laisvas iš tiesų aš nebuvau patyręs. Ir tą akimirką aš, aišku, mes važiavom dvasiai, taip ramu, taip gera, viduj tokia ramybė ir šlovinam ir tikrai. Ir pravažiavau pro tos laukus ir aš pamačiau kanapę ir man jie sukilo toksai kažkoks toks kontrastas buvo labai didelis, nes aš buvau tokiai ramybėj. Man taip staiga sukilo sustok, žinai, aš galvoju, aš bent pavostysiu, pasižiūrėsiu, nes aš buvau realiai stipriai jos užvaldytas ir aš ją augindavau ir mylėjau, aš ten jas laisčiau ir aš augindavau ir ten buvo toks kaip Dievas. Ir aš supratau ir taip viduj pradėjau galvoti, kas čia ir man nenašta. Ir aš supratau, kad tai tas geismas, tas priklausomybė, jinai sukilo ir aš suprantu, kad jisai tai dar yra. Ir galvoju, vau, sakau, Dieve, paimk tu šitą nuo manęs ir tą jausmą visiškai patrauk, nes aš jo nenoriu, man jo nereikia. Ir tą akimirką jisai mane išlaisvino visiškai ir kaip jūs turbūt ir matote, čia tas galiukas auga, toksai gražus. Ir dabar aš jį žiūriu ir nieko. Ačiū tau, Dieve, iš Dievo malonės. Tai Dievas, jeigu dar vis sukyla, nežinau, bet kokią priklausomybę, pamačius alkoholį, cigaretės, ar kaip man buvo šitas variantas, tai Dievas mūsų visagalis ir sako, tą, ką aš išlaisvinu. Jeigu dar vyksta kova viduje, tai dar nesi laisvas. Bet aš tikiu, kad jisai mane ragina dabar tau pasakyti, kad kai tu pajausi tą jausmą, tas kaip sukyla viduje, nežinau, kas tai gali būti. Ta akimirka, jį reikia atiduoti jam. Ir jisai sakys, aš noriu, duok man, aš statau, jis tau atneša neramybę. Jisai tave atskiria nuo manęs. Jisai valdo tave. Tai būkit palaiminti, jeigu kas dar Jėzus esat nepriėmę, dar negirdėjo iš tikrųjų Evangelijos, kad Jėzus Kristus numirė mūsų visas kaltes ir nuodėmes, ateidamas Dievas į žemę, apsireiškė kūne ir iškentėjo už mūsų visas šitas blogybės, už visas nuodėmes ir mūsų kaltes pasiėmė ant savęs, visą pasekmę nuodėmę, jisai
pasiėmė ant savęs ir pasakė, kad nėra nei vieno teisio, visi nusidėjo, mes stokojam Dievo šlovės, kad nei aš, nei tu, mes nesame geresni, nes visi nusidėjo, viešpats pasakė. Tad gali tiesiog pasišaukti jį į savo širdį, atgailaut, kad netikėjot, nes aš netikėjau, man atrodė, pabučiu Dievas, jisai, bet nei Buda, nei Krišna manęs neišlaisvino, nei meditacijos, nei jogos, nei stabam lenkimasis tiem mediniam dievam, tik dar blogiau buvo. Tai vienintelis gyvasis Dievas, kuris turi valdžią, jėgą ir gali išlaisvinti mus iš tos nuodėmės, iš mūsų pačių tamsos, kuris turi valdžią, jėgą, prieš visą priešo jėgą, nes jisai, kaip raštas sako, jisai sumindžio šėtonui galvą, pažemindamas jį, prikaldamas ant kryžiaus. Ir kaip Galatams sako 3:13, kad prakeiktas tas, kas kybo ant medžio, tai už mūsų prakeikimus jisai buvo prakeiktas, prisiėmė prakeikimą. Tad raganos, raganavimai, burtininkavimai visi, tai yra bandymas paslėpti tos tiesos ir kaip man apsišvietė ta tiesa, kad Jėzus Kristus, jisai numirė ir kad man nereikia jokių burtų, nereikia nieko, nereikia akmenų, mineralų, nereikia kažkokių apeigų ritualų, bet tiesiog, sako, ir jis prakalba į mano širdį, kai aš dar akmenis nešiau ant rankos, sėkmiai, meiliai. Bet aš net sudrebėjau, kai aš išgirdau jo balsą ir jis sako, tau nereikia nieko, sako, tau užtenka manęs. Tau viskas, ko tau reikia, tai esu aš. Ir aš sudrebėjau išgirdęs šitą balsą, už tos žodžius. Ir aš tą akimirką galvoju, man nereikia akmenų, man nereikia ten kažkokių akmenukų pasidėti, nes New Age'as jisai pripainioja, prinarplė, šamanizmai visi tie, supančia žmogų į burtus, į raganavimus visokius. Ir jam iš ten išlysti jau, jis ten voratinklis yra. Tai bet Jėzus Kristus, jo kraujas turi galią, jo valdžią. Tad tikėk, sako, tikėk. Sako, kiekvienas, kuris patikėjo, jisai davė galią tapti Dievo vaiku. Tai jeigu tu nori tapti Dievo vaiku, gyventi jo artume, tad aš tave kviečiu patikėti. Patikėti, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kad jis yra pats Dievas, apsireiškia žemėje, nes sako, kas matė mane, matė ir Tėvą. Tai kad pažinti jį, koks yra mūsų Dievas, tai yra mūsų žodis paliktas Biblija, dėl kurios buvo pralieta daugybė kraujo nekalto, kad paslėpti Tėvą kažkam naudinga, kažkas nenori, kad mes grįžtumėm pas Dievą, pas savo mylinti Tėvą, teisingą Tėvą. Tai būkit palaiminti ir aš tikrai kviečiu jūs grįžti pas Tėvą, grįžti pas Dievą per atgailą. Dėl netikėjimo, tai bus nelengva, sukils viskas, nes yra tvirtovės. Velnias jisai bando surišti visaip kaip apgauti, turto apgaulėm, visokiais kitais dalykais, kas rašte. Bet viskas su laiku, aš gal per daug informacijos nekrausiu, bet tiesiog tas, kuris pirmą kartą girdi, tai tiesiog gali, jeigu tu tiki iš visos širdies, sako, jeigu tu tiki iš visos širdies, pasikviesk Jėzų Kristų į savo širdį, tiesiog pripažink jį, kad aš, kaip man buvo, aš pripažinau, kad aš esu nusidėjėlis ir tiesiog nuodėmė mane kankino. Ne maistas, kurį aš valgau, ne aplinka, kuri mane nuodina, bet nuodėmė. Nes nuodėmės kaina yra mirtis. Ir ta kančia tai yra meilė iš tikrųjų. Nes jeigu mes nebūtumėm jautę tos kančios, tai mes net nežinotumėm, kad mes atskirti nuo Dievo, kad mes gyvenam savo kaip tie paklydęs sūnus, kuris paklydo, nuėjo savo. Bet visi mes atsibundam tame kiaulių garde valgantis tą kiaulių pašarą,
ne visi čia, tas sūnaus paklydėlio kelias. Tai va, kvieskis Jėzui savo širdį. Jeigu tu nori, tiesiog mes galim pasimelst dabar kartu. Ir aš tikiu šventoji dvasia tau liudija. Ir tiesiog kartok paskui mane ir kvieskis Jėzui savo širdį ir tai bus tavo pradžia, tavo kelias, kuriuo paskui Viešpats toliau rodys kelią, nes jis apsigyvens tavy ir pradės šventoji dvasia tau rodyti toliau, ką tu turi daryti. Tiesiog Viešpatie Jėzau, aš tikiu, kad tu numirei ant kryžiaus už mano nuodėmes ir kaltes ir kad šiandien esi gyvas. Ačiū tau, kad tu numirei už mane, paimk mano nuodėmes ir kaltes ir suteik man amžiną gyvenimą, ateik pas mane, būk mano viešpats, būk mano gelbėtojas, būk mano sielos vedlys ir būk mano tėvas. Rūpinkis manim ir mokyk mane. Aš atiduodu tau savo gyvenimą ir atleisk, kad aš taip netikėjau. Ir vesk mane amžinu keliu. Būkit palaiminti Jėzaus Kristaus vardu, viskas apkabinu ir būkit laisvi nuo bet ko. Aš tiesiog griaunu bet kokią priklausomybę, bet kokią pornografiją, bet kokią narkotikus, alkoholį, apkalbas, pavydą, nesantaiką, susiskaldymus visus. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Būkit palaiminti ir būkit laisvi, nes jisai mus išlaisvino. Iki.